šiandien dieną paskiriam idėjams. Yra tokių žmonių, kurie sugeba iš nederlingos žemės sukurti daržą, kuris ne tik tiekia daržovės gurmaniškam aukštos klasės restoranui ir jas išaugina sveikas ir gražias, bet tas daržas dar ir gražiai atrodo. Be to, yra žmonių, kurie sugeba mišką ne steriliai išskusti, išvalyti ir sutvarkyti ir nepalikti visiškai tokį apžėlusi, o rasti tokį tobulą aukso viduriuką, tobulą balansą tam, kad miškas teiktų ir grožį, ir malonumą, ir dar pamatysite ką. Mes esam Spavilnius Anykščiai darže. Aš nežinau, aš tai buvau susižavėjus tiesiog ta idėja, kad maistas aukštos klasės restorane gali būti tiekiamas visiškai šalia esančio daržo, kuris dar be to yra labai gražus. Kaip, Eugenija, jūsų šitas daržas gimė? Ar sunku jį prižiūrėti? Papasakokit apie jį. Gimė iš tokio poreikio, kad restoranas turėtų prieskonius. Iš pradžių tai buvo ta idėja, kad prieskoniai kažkiek tai būtų uogyčių vaikams poilsiaujantiems nusiskinti, kad pamatytų, kad tos daržovės ne Maksimoj auga. Paskui truputį ir prasiplėtėm, kad daugiau auginti. Gerai, tai einam jūsų šiltnamį pasižiūrėti, ką tenais auginat. Gerai. Pririšate pomidorus, ar turit savo kažkokį patikrintą receptą? Taip, va šitie įsektukai, labai gerai. Žodžiu, jisai turi tokį griovelį ir užsifiksuoja, būtent labai svarbu, kad tas šniuriukas pakliūtų. Ir po lapu. Ir dabar va, jisai nejuda. Ir augant vis dadedam tuos sektukus. Ir dar tą kilpą naudojam tokią. Žmonės taip paprastai paprastą mazgą, bet yra tasai nusileidžiantis. Didėjant derliui, sakykime, noksta pomidorai, didėja, atsiranda svoris ir ta kilpa atsilaisvina. Va, jinai atsilaisvina, va šitaip, nusvyra, kad nepasižeistų augalas, nelūžtų nuo to svorio kekės. Jis tiesiog atsipalaiduoja, nuskynus dalį pomidorų. Va, tik tiesiog patempiam ir jį vėl pastatom į vietą. Aš manau, kaip ir kiekvienam klasikinio stiliaus darže turėtų būti tam tikros detalės, kurios ir duos kaip tik tą efektą. Tai aš matau pas jus tą struktūrą, tokia yra klasikinė, aiški, geometrinė. Ir jeigu nebūtų šitų vazų kaip detalių gražių, tai tikrai nebūtų tokio efekto. Iš kur jūs jas gavot? Čia kadaise stovėjo poilsio namai, kurie buvo nugriauti. Ir čia yra palikimas iš tų poilsio namų kažkada stovėjusios vazos. Gėlinės buvo. Čia yra likę tų šulinių. Tie dangčiai jų negalima buvo pašalinti, nes čia buvo statybvietės, kad tik išgriauti tie pastatai. Tai nusprendėm tom vazom užstatytos dangčius. Tai taip ir atsirado. Taip ir atsirado tos vazos ir pagal ją pradėjom formuoti tokias klombas. Taip viskas ir nusipiešė. Bet iš tikrųjų kartais tiek nedaug tai reikia, kad paprastas daržas būtų nepaprastas.
Žinot, man šitą išvyką į Spa Vilnius Anykščiai davė tam tikros perkrovos. Viena vertus aš aišku pailsėjau, nėra ką sakyti, ir kita vertus gavau šiek tiek tokių idėjų, kaip kartais nereikia kardinalių priemonių ir nereikia kažkokio tai raketų mokslo ypatingų sprendimų brangių ar kažko, bet mes patys galim padaryti spa savo namuose ir savo širdyje ir galim mėgautis tais dalykais, jeigu tik tai pakankamai atsiveriam ir jeigu tik tai išugdom akį detalėms. Tai čionais tikrai pamačiau labai įdomių sprendimų, pradedant nuo to, kaip didelės vazos panaudojamos antrą kartą, bet gali visiškai kitaip suspindėti, kai panaudojamos darže, iki tokių dalykų kaip pamiškė, vietoj to, kad būtų nuskusta išmanikiūrinta vėja, jinai yra su žemogėmis, pakalnutėmis ir pilnai įvairiausių gražių žolynų. Tai netgi spa galima jame pasidaryti. Kas trukdo padaryti savo namuose? Kas trukdo padaryti pomidorų karpačio vietoj paprastų supjaustytų pomidorų gabaliukais? Tai tikiuosi šitas video ir jums įkvėpė padaryti vieną kitą malonų pokytį savo kieme ir savo kasdienybėje. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, spauskit like ir prenumeruokit mūsų kanalą, jeigu norit gauti ir daugiau idėjų savo aplinkai ir aplinkos kūrimui. Ate, iki kitų kartų.